Labas rytas, galima sakyti vėlyvas rytas, 11 valandų, vasario 16, su vasario 16 visus, nedarbo dieną ir sugalvojau pabandyti pagauti ežerinę stintelę giliausiam Lietuvos ežere. Pirmą kartą čia, nieko nežinau, kažką biškį papasakoja, kaip gaudyt, einu į duobę, ruoštis daiktus palapinės ir pažvejosiu iki vakaro. Išsirinkau vietą, biškį toliau negu visos palapinės. Atokiau, ramiau bus. Negirdėsiu šūkavimo visų. Dabar reikia prasivalyti vietą. Sniego tai krūva, tai gera sniego. Tuoj nusikasiu keletą kečių. Ledas tai storas. Panašu, kad čia vanduo į vidų eis. Ledas tai storas baisiai. Pasidariau 4 sekėtės, gal tiek nereiks. Ledas apie, sunku pasakys, bet storas, gal kemsėjama kokio. Ir vanduo eina iš šekečių, tai bus įdomu pažiūrėti, ar dugno užteks čia, ar neužteks, kad pakelt nuo vandens. Neteko dar baloj žvejot. Čia faktas, kad tiek sniego ant ledo ir spaudžia. Sniegas spaudžia ledą žemyn. Už tai vanduo, ledas išlinksta kažkiek ir vanduo eina į eketės. Bent minimalų dugną pasidaryti. Tada gal dvigubą dėsis, dar vienas ploks ten viršaus. Pasižiūrėsiu. Palapinė. Nauja man pašiltinta. Dar niekad labai ir neišbandęs. Vieną kartą keliom valandom tik buvau. Kai šalčio yra, tai gerai pašiltinta. Mažiau kuriant. Va, taip, 4 suvaryt ir dar ištempsiu iš tos pusės, kur vėjas yra. Reiks šitą įtempt, kad daugiau laikytų.
Jau valandą laiko ruošiuosi. Dabar tik palapinę pasistačiau, žodžiu. Lyst vidun ir pradėti ruoštis meškerės. Nu, taip čia viskas. Vandenį. Temptis daiktus. Nusifotkint. Kūro tai nemažai. Šiandien pripyliau beveik pilnas. Ir reiks kurt. Dabar jau patobulinta ima orą iš palapinės ir tą patį orą dar pakaitina, tai efektyviau dirbs. Laukia tai kokių 14 gal šalčio laukia. Užsipumpuos kūrą ir tada kursiu. Nu ir ruošiuosi meškerytės jau. Jau žvejot noriu. Čia to prisiruošimo daugiau. Jeigu žvejybai laiko tai liks. Nu, daug nerodo, bet 2, 3, 2,5 metrai kažkur ir prie 1 metrų. Dar reiks leist masalus, žiūrėt, kuri aktyvesnė. Ir bandyti tą gaudyti. Pasidariau iš paprastos pigios meškerytės chlapuškę, pabandžiau pasidaryti. Sargelį čia tokį užsidėjau, biškį žiedus perklijuot reikėjo, šitą žiedą pakeisti. Čia porą žiedų uždėti. Pasižiūrėsiu, ar pavyko, ar patiks ar ne. Toks mano meškerykotis. O dabar ką? Stintelėm. Mantas biškį papasakoja, kaip čia reikia gaudyti. Sakė, reikia tiesiog su paprastais kabliukais, ne jokiom be masalėm, paprasti kabliukai ir dedi pinkutę. Geriausiai. Kimba ir ant odo truklio lervas dar, tai va, reikia ir dėti ir žiūrėti, ant ko čia šiandien geriau kips. Galima lemputę dėti, galima nedėti. Nu ir žodžio pačioj svarelį. Svarelį kokį čia? Kokių 4 gramų. Pradžiai pažiūrėti. Bandyti. Prie pat dugno leisti nereikia. Čia 47 metrai rodo. Man tiek nereikia. Kažkur nuo plius minus 2, 15, 2,5 va tam tarpe turėtų būti žuvis. Turėtų kibti. Arba nekibti. Taip, tai gerai, dabar dedu masalus ir leidžiu. Padarysiu taip vieną pinką. Dedu. Kitą odo truklio lervą. Nu ir pasižiūrėsiu, ant ko čia geriau kimba, ar nori kibti iš viso. Aš labai tikiuosi, kad šiandien pagausiu, nes stintos nesu ežerinės pagavęs. Grinai ežerinės. Kuršių mariose esu, bet norėčiau irgi dar pagaudyti iš tikrųjų. Kuršių mariose nuo ledo būtų gal visai fainai. Kadangi jau šiemet ledas storos, tai pabandyti verta būtų. Pradžiai pasitreniruoti čia reikia. Ežerinių stintelių.
Čia dar mano paščio ryžta sistema šitą. Kažkada tai susirišau, dar turėjau kantrybės daugiau. Visų spalvų pinkus uždėjau. Kaip man nejauku prie kečių taip lenktis, kad koks daiktas neiškristų, tai visada mintis. Telefonas koks paaukšt. Gerai. Po 1,5 valandos ruošimusi. Jo, ta dalis tai nervina, kol susiruoši. Bet jau kai susirašė smagu, kai šiltai sėdi, žvejoji. Va, pažiūrėkit, kiek daug atsirado ant 15 kažkur metrų. Taip. Ir sakė, kad kažkas tai plius minus 15 metrų. Užsiklipsuoju. Tiesiog judinsiu, bandysiu, visaip žiūrėsiu. Gal ir ant stovinčios kimba. Ką tik kibimas buvo, bet nepakirtau. Ant stovinčias palikau čia. Padidinau šildytuvą, ant max padariau dabar biškai, kad pakaitintų. Už tai dabar turi užti stipriai. Žiūriu, aukštį sargelį tik pajudina, bet nieko. Gal ir pradės kibt po biškį. Sakė, būna rytinis kibimas. O tada po pietų, kažkur nuo 1, sako, iki sutemų vos ne. Tai va ant to po pietinę gal ir pataikiau. Jeigu bus, turėtų užkipt tada kažkas. Kas čia yra, kamera pastrigo? Pirma žuvelė. Stintelė. Pirma mano ežerinė stintelė. Tokia didumo tai. Gal ir ne pati didžiausia, bet... Ai, kvepia tai agurkiukais. Nu va, prašau, ant stovinčias užkybo. Va, fantastika. Sako, netgi skanesnės negu šitas. Iš Kuršių marių. Liau smagu. Atsidariau. Užsidėjau žalią lemputę pabandyt. Pažiūrėsiu, ar atbaidys žuvis, ar... O gal pritrauks. Niekad negali žinot. Jeigu dings visas iš ekrano, tai suprasi, kad nepridėjo jom drąsos atplaukti. Bent jau nesibaida lapo. Kibimas. Kad baidytai tikrai neišbaidė. Netgi didesnė ir prie pat lemputės. Šiurkšti kokia. Piktybinė. Nu, tas tokių žuvų, ko ežere nesu gaudęs. Va, tai reiškia padėjo.
Nuo 1 valandos kaip dėjo kypt. Netgi duplėtą pagavau. 2 iš karto. Lemputę žalią užsidėjau. Nežinau, manau tikrai irgi padėjo gerokai. Žuvies pradėjo atsirasti prie lemputės. Va. Ežerinės tintelės. Tokias visai. Kai kurios tai tikrai normalaus dydžio. Ne tokias ir mažas. Bet va, nusileidžia. Kelias sekundės kibimas. Tik tai daug nepakirstų labai. Nežinau, ar pačios žuvelės nėra didelės. Tos, kurios kimba. Ar kažkas, ar kabliukai gal kokie. Ne visai aštrus. Laukia kokių 10-12 šalčio. Va, dabar jau galima sakyti normaliai šilda. Tako ir palapinė 3 sluoksnė apšiltinta jau šita ir orą iš ten įma, dabar jau va, sėdi. Striukės nebereikia. Dabar jau komfortiška žvejyba. O žvejyba tai įdomi. Sakau, va, tuoj bus kibimas. 47 metrai gylio, o kimba ant 15 kažkur tai metrų. Tokiam aukštį. Va. Aišku, tos žuvelės nėra didelės. Vieną ir selę pagavau. Čia panašu, kad atsikabino. Aha. Viena selėvo, visos kitos stintukės. Reikia arbatas atsigert, nėra kada per tas žuvis. Yra. Kimba ir ant stovinčias. Ir jeigu judini, tai kažkaip leidžiant žemyn, pastebėjau. Kibimą gauni dažniau. Besileidžiant čia labiau patinka. Nu va, dydis tai geras tikrai. Aišku, ne visas tokias. Ir irgi geras dydis. Kažkaip ant tokio pinkučio, grinai rūžavos spalvos labiau ima. Pastebėjau vieną kartą ant to užkybo. Žiūriu, paskui po kiek laiko toks nuvalgytas. Kažkaip pradėjau keisti, žiūriu, kad tą mieliau renkasi. Tokie čia mano pirmi pastebėjimai. Jo, vis kimba, viskas gerai. Jau turiu gal kokių 15-20 vienetų. Jau nebegėda. Aišku, ten 100 pagauna, bet pirmam kartui paragaut keptuvės užteks. Čia delikatesas. Net echaloto nebereikia. Užsiklipsavau gylį ir tokiam pačiam gylį ir kimba jos. Jo, va, besileidžianti mėgsta. Ai, mažytė šį kartą. Ir anodo trūklio lervos.
Man smagiausia, kad žinau, kai virš 10, ten 14 šalčio, tai nu, aš ten kokius ešerius gaudyt, rankas nušalsiu, man ten dings noras žvejybai. Nu, kažkaip ir net nevažiuoju ten tų ešerių, kai vat palapinė yra, šildytuvai visi, tai ir per tokius šalčius galima varyti seliavus, tintelių, taip. Tokia sėslį žvejyba, bet man patinka visai. Sakau, nėra labai ir alternatyvų tada, nebent blizgiaut, pavyzdžiui, ką nors, kad nereiktų šitų matylių dėt, nešalt rankų. Tai va, dar galima spiningaut, nebent kažką bandyti. O, yra. Dar gerai, kad ne 40 kokių metrų gylį kimba. Ne taip toli, iš 15 traukt. Nu, gražiai žuvis. Sakau, įsivaizdavau, kad jos mažesnės bus. Oi. Čia tokių visai. Visai gražios. Nu, yra. Dariau čia eksperimentus. Lemputę buvau nuėmęs. Kelis kibimus gavau ir viskas. Aprimo. Dingo kažkaip žuvis. Vėl uždėjau. Žemai uždėjau apačioj. Kažkaip nieks nekybo. Dabar perdėjau į viršų. Tai va dabar kibimus. Vis tiek lemputė kažkaip taip pritraukia jas. Man atrodo, 2 buvo. Kažkas pasimuistė ketei. Dingo. Šildytuvą išjungiau, tai dabar ramu, taip gera. Kol kas dar šilta. Tai pabūsiu dar ramybei. Jeigu taip, toks kibimas, kaip sakau, kai prasidėjo, nuleidi trauki, jeigu dar po 2 papuola, tai čia nesistebiu, kai ten po kelis šimtus šitų žuvyčių prigauda. Bet vis tik geriau, vat, kai judini, kai žemyn iš lėto leidi, va tada sulauki kibimo. Ant stovinčios kimba, taip, viskas gerai, bet rečiau, ilgiau reikia laukti. Pumšt. Pakelia sargelį, bet ir sakė, kad čia sunku. Dažnai nepakirti. Nejaukinau nieko dar iš tikrųjų. Net nežinau, ar pagerintų ar ne kibimą. Kol kažkaip kybo, pakankamai gerai kybo. Net minčių nebuvo jaukint. Na, Pagaliau vieną pasikirto iš 5. Pamažėja kalibras. Svarbu kimba. Yra. Pasirodė dar nebloga, toks svoris jaučiasi. Arba būna duplėtas, jeigu jau sunkiau pasijaučia. Nu va, prašau. Dydis tai labai geras. Kaip normali stinta.
Su lemputė iš karto atsigauna kibimas. Vis tik efektą duoda žalia lemputė. Va, ir gražesnė, viena gražesnė jau. Mano čia grindys visos ant vandens gaunas. Plaukėja po apačio. Vanduo vien. Ištirpė čia. Viskas. Aišku, čia tokie video ne patys įdomiausi žiūrėjimui, turbūt iš palapinės. Mažai veiksmo. Bet žvejot įdomu. Kai kimba, tai įdomu. O seliavai, kai būna kartais, lauki ten tų kibimų. Dar vieną. Prispaudė tik tai sargelį. Dar viena stintukė. Kažkas didelio jau. Taip atrodo. Dar vis patikrinė, ar antros kokios nėra. Ne tokia ir didelė. Kažkaip biškį primo keliom minutėm. Kuščio. Stambės kiptų. Net keista. Jaučiu kažkokį pasipriešinimą. Gal seliava kokia didelė. Eikt! Vieną tik tai. Ir ta nedidelė kažkokia. Nu ne, nėra antros. Keista. O, dar yra. Kažkas purda. Kartais net nepasižiūri. Pasirodo dvi užkybusios. Nu, žėjo noras biškį pajaukint. Daug ne, bet truputį. Karietras ir džokerio biškį. Gal blogiau nebus? Nuleisiu į 15 metrų gylį, ten kur žuvis. Šiaip jau čia eksperimentas toks. Kibimas po minutės kokios geros. Manau, blogiau nepridariau. Dar viena stintelė. Gal kaip tik prišauks dar. Daugiau tokių aktyvių besimaitinančių. Čia ta karietra, kur vienam lygi stovi išskleidus ją.
Kibimai vėl. Yra. Blogiau tikrai nepadarė. Sustoja sargelis, judini, žemyn leidi. Sustoja. Kažkaip. Gerai. Sunkiai, bet išsikrapštė. Kai nuleidau 20 metrų, iš karto puolė. Tai vis tik kažkaip prie 20 arčiau. Labiau ten jom patinka, gal švieselė geriau matosi tada. Truputį tamsiau. Ir visos nusekė paskui švieselę žemyn. Nu, įdomi žuvis. Visai įdomi žvejyba. Kokias 3 valandas tik bus pažvejojęs. Ir vis norisi dar. Kai kimba, tai įdomu. Dar vieną. Nu, vis tik pasigauna. Būna truputį aprimsta, kažkaip tada vėl. Žodžiu, visą dieną tokia. Tik tai, vat, sako, nuo ryto atvarius, tai nieko labai. Nuo ryto. Nuo 12. Vėlyvo ryto. Jeigu su tamsa dar atvarytum nuo pačio ryto, tai čia jų gali tuos kelis šimtus turbūt ir prigaudyti. Bet jos ir naktį turėtų kibti. Stintas kaip ir tokias naktinės žuvis, kaip ir turėtų prietemai ar patemus, ar naktį kibti. Šiaip įdomu visai būtų. Gal čia visą naktį gali gaudyti. Kibtų gal čia jos. Gali pasėdėti tada iki vakaro bent jau kokį. Yra. Taip jau dabar silpnai. Po vieną žuvytę reikia išprašinėti. Vos kimba. Ir tai va kokia dydžio. Mažytės. Aprimo nuo 4 kažkur kibimas. Labai stipriai aprimo. Atrodo tokia mažytė žuvytė. Neįnoringa, bet vis tiek. Tai to jai prireikia, tai lemputės. Tai nekimba, ateina metas. Nustoja kibt, nesimaitina. Vis tiek turiu niuansų. Stintelių žvejyba. Bet čia tai, kad bent jau pagauni žuvies. Nu jau čia 100 gali pagauti, o seliavą 100 jau yra ką veikti, sunku. Seliavų gali ir keletą tik tai pagauti, iš vis būna prastų dienų. 10 net nesukrapštai per dieną. Ir tai dar visokie dydžiai jų būna. Vėl radau reikiamą aukštį ir
Ir kaip pradėjo pravedimas. Patinka. Filmavau čia padėjęs. O, ir didesnė. Papuolė. Pastatęs meškerėlę, filmavau, tai labai jau sunkiai. O jeigu jau pajudina, tai nepasikerta. Nu, paskutinė žuvis bus. Užtenka. Be 15 jau. Saulė leidžias. Palapinių mažėja. Paskiau, kad man suspėt grįžti su šviesa dar. Paskutinė bus šios dienos. Stinta. Ai, kvepia visą palapinę. Pradžiai labai kvepėja, bet vėliau jau pripratau. Saulė leidžias. Viskas ir aš baigiu žvejybą. Man tai patiko, iš tikrųjų, net įdomiau negu seliavas. Sakau, seliavų, aišku, jeigu 100 pagaučiau seliavų, tai seliavas būtų įdomiau, bet čia tų kibimų, kaip dėjo 1 valandą kažkur tokia 1,5 geros buvo. Nuleidai ir traukiu, iš karto kimbo, net po 2 kartais buvo. Tai fainai. Ir žuvytė tokia kovinga. Galvojau, visai jos nesijaus, bet kai trauksi, bet vis tik jaučias. Tai vat visas laimikis, aš nežinau kiek čia jų, gal 50, gal bus, kokių nebus. Paskaičiuosiu namie. Tokių yra visokio plauko. Ir tikrai yra tokių, vat, tokia, nu, blema, kaip gera šita jau. Gera stinta visai. Aišku, yra ir mažesnių tokių, bet... Nu, bet... Faktas, kad keptuvė bus. Paragausiu. Kai žmonės sako, kad skaniausia net ežero žuvis, kokią tik yra valgę šitą stintelę. Pasakysiu. Kitą kartą ir aš. Ar patiko ar ne. Nu, kai žuvį mėgsti, tai visas patinka. Tai kraustausi. Viską dabar palapinę susikraut, visus daiktus šmutkės. Oi, dar yra. Dar bus ką veikt. Iki mašinos nueit. Ir parvažiuot dar. Su šviesa tikiuosi. Taip. Ačiū, kad žiūrėjot šį kartą. Ir iki kitos žvejybos. Nežinau, reiktų ir ant Kauno marių kada jau nuvažiuot. Kažką reiks sugalvot. Tai iki. Didelė krūva.